patys turim nuspręsti, kiek mes norim skirti laiko tiems 3 nuostabiems dalykams. Tai yra šeimai, karjerai, pomėgiams. Ne kaimynė pasakyti, ne mama turi pasakyti vaikelį, kad tau jau tais mokslams gal jau ir gana, jau tugi baisiai protinga, Jėzus Marija, kurių šviesiai galvai šitiek čia tų mokslų. Bet jūs patys turite tą nuspręsti. Esminis dalykas, ypač kas turit būsto paskolą, čia jau yra pasiteisinęs 100%. Jeigu gerai sekasi, dažniausiai būsto paskolas mes imam irgi tada, kai gerai sekasi, ne? Atrodo, va, jau gyvenimas jau viskas gerai, ir vaikai, ir meilė, ir vestuvės, viskas vienu metu. Ir tada šitoj vietoje ant tos euforijos iš tikrųjų reikia paimti va šitą, kaip čia pavadinti, startą ir iš tikrųjų tikrai gaunat pinigų, atsidėkit ir jie yra neliečiami pinigai. Taip daro valstybės, formuoja ten su auksu, sidabro rezervais, turi kažkokius atsarginius pinigus. Taip daro įmonės, nesupranta, kad bus kažkada krizė ir reikės išlaikyti darbuotojus, reikės išlaikyti įmonę ir visada yra tas vadinamas rezervinis fondas. Ir aišku, dar taip mums sekėsi ir vyras visada liepė primygtinai laikytis finansinės drausmės. Tas žodis finansinė drausmė, aišku, niekam nėra priimtinas, patinka, man irgi nepatikdavo ir pykdavau baisiausiai, kaip dabar šitą finansinę drausmę, kodėl mes čia turim taip laikytis. Bet dabar, kaip atsigrėžiu atgal ir kaip jums pasakoju, tai tas 14 metų aš taip ir galvoju, kad mes vien tik tai laikydamisi tos finansinės drausmės ir įmonėse ir šeimoje, tai sugebėjom sukaupti tam tikrą turtą. Aišku, tikrai dabar investuojam ir esam akcininkai tikrai ne vienos įmonės ir vyras turi investicijų portfelį, vienokį, kitokį, trečiokį. Kūrėm dabar produktus įvairius vien tik tai dėl to, kad laikėmės finansinės drausmės ir elgėmės mėnesis iš mėnesio, taip vienodu būdu. Ir dabar, kiek aš nagrinėjau istorijas žmonių sėkmingų, visi kažkodėl, tiems, kuriems labai gerai, aš tikrai neskiriu savęs, kad aš labai norėčiau, kad man taip nutiktų. Jie visi, jeigu kažką darė, tai jie neplanavo iš to gauti pinigų. Jie ėmė savo pomėgį, vertė jį, plėtė jį ir po to jis įvirto darbo, kuris jiems atnešė pinigus. Ir aš tikiu, kad kiekvienas savo erdvėje gali rasti tą savo pomėgį. Gali jį atrasti, gali gal ne iš karto sugalvoti, kaip tai atneš pinigus, gal net ir negalvoti iš pradžių, kaip jis gali atnešti pinigus. Nesakau, kad jūs turit kažkaip ypatingai įvesti savo finansus. Jūs tiesiog būkit maži bankai ir elkite su pinigais kaip maži bankai, ne? Jeigu jie dada rezervus, reiškia ir jūs turit. Jeigu jūs turit atliekamų pinigų, jūs galite juos investuoti, kažkur tais dėti ar skolinti, nežinau, kad iš jų gautumėt procentų.